Tikrai, žinok, nėra, kad aš visą laiką jaučiu pakilumą ir didžiulę energiją ir tuos impulsus. Tik daryk ir daryk, žinai. Buvo šitam projekte akimirkų, kai tie impulsai, va tokie, kaip tu sakei, va lygiai tokie ir jautėsi, bet buvo, kai aš suvokiu, kad darbus reikia pabaigti ir einu šiandieną per save, per savo visą nenorą ir tiesiog darau mažus darbelius. Aš tikrai labai nuoširdžiai pasakysiu, aš žinokit, turėjau 0 eurų šitos knygos leidybai. Tikrai aš neturėjau jokių visiškai papildomų finansų, kuriuos galėčiau skirti, kad išleisti šitą knygą. Bet to pačiu aš galvoju, tai gerai, tai kuriau, jeigu tau reikia, kad šita knyga virstų materiją, tai tu juk man padėsi. Ir aš darau veiksmus, bet tu kažkaip man padėsi. Nu, tai noriu pasakyti, kad tai yra tikrai įmanoma, tai nėra sudėtinga. Bet žinot, ko prireiks? Prireiks drąsos, prireiks veiksmo ir prireiks lipimo per savo vėl tokius užsistovėjusius kažkokius standartus. Labas, Jurga. Senai Labas, matyta. Valdai. Labas, labai ačiū, kad galiu su tavim pasikalbėti. Labai dėkoju. Jo, iš tikrųjų, taip gan netikėtai, iš tikrųjų, nors minčių buvo, jau gal reikėtų kažkokį tokį ir pokalbį su kom nors, bet taip atrodo, aš čia vėl kartosios, žinai, atrodo, į kažką naujo reikia. Ir vieną rytą Jurga parašos tokiam mintim, ir vėl, ir taip, bet tai nebūtų, žmonės nerašytų, jeigu tai nebūtų aktualu, galbūt, žinai, kažkokia prasme. Ir kodėlgi ne? Ir iš karto tada, jau kai pradedi, va toks ir dalykas, atrodo, pradedi tą vietą dėmesį sutelkti, žiūrėk, ten pradeda kažkas vykti. Kaip, žinai, kol nesutelki dėmesio iš vis apie tos pokalbius, apie kažką, kaip tai turėtų būti, nieko, o kai jau pradedi, žinai, žiūri ir palauk, turiu dabar ir visai gerą vietą dabar čia ir pokalbiams daryti, žinai, ir tą, ir aną, nors labai kažkaip nesinorėjo šiandien čia važiuoti, nes taip čia biškai šaltokai, koks tas tinginys žmogus yra. Kaip tau, Jurga, sekasi, kaip tau atrodo visą tą situaciją? Tai aš tai tikrai pajaučiau, kad man reikia pasišnekėti dabar viešai su žmonėmis ir labai prisiminiau tavim, labai faini man pokalbiai su tavim buvo ir tiesiog parašiau ir žiūrėjau, kas iš to išeis. Nu, žinai, blogiausiu atveju tai Valdas sakys ne. Ar tai labai blogas atvejis, man nieko tokio. Tai va, tai. O sekasi puikiai viskas. Kai sakau puikiai, tai aišku yra įvairių dalykų, bet visumoje vis tiek einu į priekį ir keičiuosi, augu, tai viskas labai neblogai. Tai ką, Jurga, tai ir pakalbėsim apie tos, žinai, tos dalykus, turbūt iš to pokalbio, aišku, kiek tu ir minėjai, tada audio žinutėse, kad taip yra įdomių įvykių, kurie vyksta mums patiems turbūt augant. Taipogi, kai tu paklausiau tavo pasidalinimo, iškart kažkaip prisimenu, taip, panašiai ir pas mane yra, žiūrėk, bet kartai, žinai, pamirštu, atrodo, netgi nebeatkreipiu dėmesio, arba kažkaip ir ta mintis, kad pasidalint, ta prasme, žinai, į viešumą pasidalint, jo, iš tikrųjų, kartais reikia, iš tikrųjų, reikia, nes atrodo, padarau aš karts nuo karto ir tą tiesioginę transliaciją, bet tai atrodo dar ne tai, žinai, toks, taip, reikia turbūt įvairiais būdais tai parodyti, padaryti ir galbūt netgi su tam tikrų žmogumi tai gaunasi dar kitaip, žinai, šalia to mes dar kažką galim išnešti, turbūt, nežinau, visai įdomu. O čia dar prieš tai kalbėjom apie autentiškumą, žinai, taip, sakau, čia visada pokalbis jau prasideda prieš pokalbį, žinai, tai labai įdomiai tos mintis dėliojasi, visada norim tą temą tokią, dabar tikrai nėra paslaptis, įnešti ne tik kaip kas smagu mums turbūt, bet mes vis tiek einam dar ir tuo pačiu mokymosi keliu, sąmoningumo keliu ir visą tą prizmę stebim stengiamės suvokti per, kaip mes vadiname, per kūrėjo prizmę, per savo sąmonės prizmę, per tą tokį suvokimą kitokį, ar ne? Tai labai įdomu, irgi stengiamės apjungti, ko
ko norėtų tos mūsų ir sąmonės, su kuriomis kasdienybėje veikiam. Tai sakau, tai dabar kalbėjom apie tą autentiškumą, tai galbūt norėtum tu šiek tiek dar apie tai ir pasidalinti, nes labai įdomiai ta mintis ir nuskambėjo, kaip tu save, tarkim, pavyzdžiui, pastebi dabar. Aš ir man toks klausimas buvo šiaip irgi apie tavo, kaip ir naujas savybės, žinai, pastarojo laikotarpio, ką tu pastebi, pavyzdžiui, savyje naujo. Toks, žinai, dabar aš nežinau to pastarojo laikotarpio, tai gali būti, žinai, mėnuo, gali būti savaitė, žinai, tai gali būti kelios dienos, bet gal tokio kažko, žinai, pastebi tokių, kurios atsiranda ir kurias tu galbūt jau pritaikė arba ruošies pritaikyti. Aš tikrai noriu pasidalinti to pačiu, ką šnekėjom ir prieš mūsų šitą įrašą su tavim, kad atrodė irgi, kai aš pasižiūriu, o kokios gal pas mane atsirado naujos savybės ir tiesiog pradedu jų ieškoti, aš pastebėjau, kad norisi ieškoti to, ką protas labai gerai suvokia ir tarsi iš seno žino. Tai va žino, autentiškumas, tai žinau tokias savybės, kad čia žmogus toks, anoks, ten trečias ir ieško. Ir aš nieko panašaus neradau. Aš neradau, kad pas mane atsirastų tokia kaip nauja savybė, kurią protas suvokia. Tačiau, kai pradėjau, ypatingai vakar prieš mūsų laivą, tiesiog visą dieną jausti, kad reikia man būtinai dabar nagrinėti autentiškumo temą, kas tada įvyko. Aš ant tiek užsisukau toj temai ir tiesiog ieškojau, žiūrėjau iš visų pusių ir gali būti, kad aš ieškojau tos senos informacijos. Tai ar gal Jurga ten pasidarė kažkokia, nežinau, dar kažkokia esnė, ne? Ir aš nieko neradau ir neradau tos senos informacijos ir man netgi užėjo toks visiškas toks pyktis net ant savęs, kas čia vyksta. Ir vakare netgi jau prasidėjo fiziniai simptomai, kad jau kažkokie ir ligos simptomai prasidėjo. Ir tada aš toliau atsiguliau ir toliau stebėjau, ką apie tą autentiškumą aš šiandien suvokiau. Ir aš tada suvokiau 3 netgi dalykus, kad pirmiausia, tai aš suvokiau, aš turiu labai 2 tokias pusės, kurias pavadinau blogas policininkas ir geras policininkas. Nes tas blogas, tai tas piktasis toksai, tai aš labai moku taip tiesiai, kaip sakau, kalt į kampą žmogų, jeigu matau, kad man taip norisi, matau, kad tas žmogus pats savo meluoja dabar, jisai ir man jau meluoja, ir savo, ir jisai sėdi visiškoje iliuzijoje, o aš matau tą tiesų dalyką, ką norėčiau jam parodyti, tai aš turiu tą gebėjimą ir tas gebėjimas dabar tik tai dar sustiprėjo ir jisai visiškai nebenaudoja jokių bereikalingų žodžių. Tiesiog tiesiai susako, aišku, čia vyras dažniausiai atsiema šitą, tiesiai susako, ką mato ir kas yra tiesa ir kad visą kitą atmeta. Ir šitos pusės aš šiek tiek bijojau, bet ir tuo pačiu aš pamačiau tą savo antrą pusę, kuri yra labai atjaučianti, labai tokia švelni, tikrai atrodo viso pasaulio gerumą gali sugerti ir išspinduliuoti ir iš bet kokios gilios depresijos tą žmogų pakelti, apkabinti. Ir kai pamačiau vakar, kad šitas 2 pusės turiu ir jos abi yra vertingos. Nes ilgą laiką aš buvau užneigus tą griežtąją. Ir man atrodė, kad reikia labiau puoselėti tą švelnąją, palaikančią, o tą griežtąją kažkur tai patraukti kampą. Tai šitas autentiškume, tada net sveikatoj, irgi man buvo tie jau tokie kažkokie simptomai, pradėjo viskas nueidinėti. Ir trečias, kas tikrai buvo reikšminga, nes su tuo, kai aš įvardinau garsiai, kaip tik ir pasibaigė visiškai tie visi ligos irgi požymiai, tai vyras man sako, kodėl tu čia dabar guli lovai ir nesiilsi. Sako, jeigu tu blogai jautiesi, tai tu ilsėkis, o kodėl tu nagrinėjai savo savijautas? Ir iš tikrųjų, tai atrodo crazy. Ir aš tada tikrai žiūriu, o kodėl aš taip darau? Ir aš suprantu, kad šiuo metu aš turiu energijos nagrinėti savijautas ir aš noriu išnagrinėti, aš noriu
suvokti ir dar geriau viską tenai susidėlioti. Ir supratau, kad tai yra tobulumo siekimas. Vėl ne toksai kaip, kaip šnekėjom, kad ne iš ego, ne iš to, kad ten kažkam pasirodyti, bet tiesiog mano savastis suvokia, kad gali šiuo metu padaryti dar truputį geriau. Ir arba aš galiu rinktis, tiesiog eit miegot, užmigti ir viskas, bet kadangi aš turiu energijos ir nesu mieguista, aš galiu su to autentiškumu dar šiek tiek padirbti. Tai va, ir pamačiau, kad aš siekiu tobulumo ir netgi tada taip įvardinau, kad sakau, žinai, Ryti, aš turbūt esu perfekcionistė ir tuo didžiuojuosi. ir tada tiesiog pajaučiau, kaip staiga nuėjo visi tie susirgimo simptomai ir man buvo labai didelis ženklas, kad kažkas įvyko reikšmingo. Tai va, tai mano autentiškumas, aš užfiksavau tokius 3 dalykus. Ta griežta pusė, ta labai atjaučianti, palaikanti pusė ir nuolatinis tobulumo siekimas su džiaugsmu ieškojimas to tobulumo, ne iš kažkokio trūkumo. Jo, kaip ir prieš tai irgi ta mintis man taip vėl eina į, kada išgirstu apie tą perfekcionizmą, tarkim, žinai, kad kažkas čia dar, žinai, šalia to tikrai yra. Aš kai klausau, tarkim, labai čia toks kaip ir sveikintinas dalykas, gal, žinai, kai nori suvokti, kodėl, tokie, žinai, tarkim, sakė, guli lovą, aišku, galėtum gal miegoti, turbūt, žinai, bet yra dar tų jėgų ir, taip, iš kitos pusės tiesiog, kaip pasakyti, nagrinėti tą priežastį, žinai, kodėl tos būsenos tokios užpuola ir jas, įvardinti, išsiaiškinti, žinai, kitą kartą turėti sprendinį tam. Aš čia tikrai kaip sveikintiną dalyką turbūt priimčiau, kad, tikrai, aišku, dažniausiai, jeigu yra tokia savijauta, mes dažniausiai turbūt erzinamės, miegot norim, žinai, tokie, kodėl aš čia turiu sirgti, žinai, kodėl dabar galėčiau daryti, bet apart to, kada gali skirti tą, kažkokią tai dalį energijos tam dalykui išsiaiškinti. Tai galima įvardinti gal kaip perfekcionizmas arba kaip kažkokia dar nauja savybė, nežinau. Taip įdomiai, žinai, čia dabar galima tą tavo situaciją irgi, žinai, pažiūrėti iš įvairių kampų. Taip, aš manau, jeigu tai perfekcionizmas, tai vėl jisai toksai naujas. Mes labai daug kažkokių neigiamų dalykų ant šito žodžio esam uždėję, kai žmogus tiek daro, kad jis pervargsta ir panašiai, bet šitoj vietoj aš tikrai jaučiau, kad aš galiu ir noriu tuo užsimti ir aš turiu tam energijos. Jeigu aš būčiau nors kiek jautusis, kad man reikia pailsėti, aš tikrai klausau tų savo pajautimų ir eičiau pailsėti. Bet aš gulėjau tiesiog, irgi su vaiku, vaikas jau miegojo ir aš jaučiau, aš esu pilna energijos, nors būsenos sunkios, bet energijos pilna, aš visai nemieguista. Ir aš tada suvokiau, man kažką reikia daryti, vadinasi, kam man paduota dabar šiuo metu energija, jeigu viskas taip tarsi, sakykime, ligos atvejais ir kažkam jinai man paduota. Ir tada galvojau, atsikelt sunku, ten kažką daryti sunku, tai mažiausiai aš galiu mąstyti. Ir žinai, ir tada sekantis etapas, gerai, o apie ką man mąstyti? Ir galvoju, tai labai reiktų apmąstyti šiandien dieną, kodėl čia viskas taip užsisuko, prasidėjo ir gal pavyks suvokti ir kaip tai užbaigti. Tai ir pavyko. Taip, labai gerai, tas pabaigoje, kai supranti, kad, galbūt ta energija buvo skirta užčiuoptom tom savybėms, ar ne, kaip sakė, autentiškumui tam pastebėti tiems dalykams. Kad reikia pačiam, dabar pačiam yra labai aktualu. Iš tikrųjų, atrodo, norisi jas nagrinėti, kur tik man papuola šansą, žinai, su kažkom pasikalbėti, ypač dabar iš tos mūsų bendruomenės. Ir aplamai su žmonėm, žinai, kiekvienam yra svarbu, bet aš jaučiu, kas yra, galbūt, žinai, įsivardinti aplamai kokios jos yra, bet ir kaip aš jas suvokti galiu naujai, nes jeigu aš suprantu tai kaip, tarkim, gerai, man kažkoks bendravimo savybė, ar kažkas su tuo susiję. Man patinka kalbėti, bet kažkaip jaučiu, kad tai turėtų būti dar ir naujai. Kažkaip perleista per tą naują filtrą, nes mes, sakau, aš neatskiriu to dalyko, kai kuriant tą, kaip mes įvardinam, naują realybę, tai turi būti per tą filtrą perleista, nes apie tai yra kalbama. Ir kaip aš tai galėčiau dar, žinai, net neminint tos naujos realybės, kaip aš tai galėčiau dar, jaučiu, kad tai galėtų būti kitaip, žinai.
dar kažkaip naujai. Ir va čia reikia skirti laiko, energijos, papildomos tam nagrinėti, aišku, po to tai ir pritaikyti, tai suvokus, tai, nu žinai, tuom ir vadovautis. Tai va tavo toks tas artimas gan pasidalinimas šitoje vietoje. Jo. Taip, gerai. O tu irgi dalinaisi savo įdomiais įvykiais savo pastarojo laikotarpio. Tai pasirink, kuom nori pradžioj pirmiausia pasidalinti ir pirmin. Panagrinėsim tas situacijas iš arčiau. Aš galėčiau papasakoti apie savo vaikišką knygą parašytą. Man tai pats įdomiausias įvykis, jeigu leisi, Valdai. Pirmin, taip tikrai. Tai gal tu užduosi irgi kažkokių klausimų, einant man to pasakojimu. Tačiau aš gal taip ir veščiau. Jo, nu taip, aišku, kad taip, turbūt čia didžioji dalis, tiek ir tos mūsų bendruomenės, tai matė, pastebėjo, kad tu rašai tą knygą, kad tu daliniesi ir pastebėjimais nuolat savo Facebook sienos ir tam tikrais klausimais, tam nuomonės, galbūt kitų žmonių, kaip turėtų vienas ar kitas dalykas, galbūt irgi atrodyt. Tai iš tikrųjų pakankamai įdomu, žinai, kai tu įtrauki ir kitus, žinai, nu ta prasme, aš galvoju, kad tai yra papildoma vertė, žinai, turbūt, žinai, visoms pusėms. Tai va, tai yra kokie niuansai, gerai pradėk tada gal nuo pradžių, kokie niuansai tave lydėjo, žinai, tos knygos rašymo visų tuo etapu, tuo keliu. Pirmiausias tai niuansas, kurį norėčiau tikrai labai užakcentuoti, tai tas susijungimas su visata, su kūrėju, su absoliutu, su visatos idėjomis. Tai tikrai norėčiau šitą ypatingai užakcentuoti, nes ta knyga tai yra projektas, kuris man asmeniškai jau labai aiškiai atėjo iš ten. Kartais dar, žinai, aš tikiu, kad aš turėjau tų projektų susijusių su tom idėjom ir anksčiau, tačiau tai nebuvo taip aiškiai pastebima. O dabar tai būdavo man taip aišku, kad supranti, aš atsisėdu rašyti, tai aš nueidavau į meditaciją, pamedituodavau, pabūdavau tam susijungime. Ir aš žinodavau, aš jau meditacijoje vėl susijungdavau ir sakydavau, kad aš dabar rašysiu pratesimą tos istorijos ir prašau palaikymo ir vedimo. Ir aš nežinodavau, ką aš rašysiu. Bet tas absoliučiai nežinodavau, ką rašysiu, kaip ta istorija dėliosis. Žinai, truputį ir protas maldavosi, ar jin bus pakankamai įdomi. O kas, jeigu aš po meditacijos ten atsisėsiu ir nieko neužrašysiu? O kas, jeigu aš ten įjungsiu protą ir man ten kažkokia gausis visai ne ta energija? Nu, žinai, būdavo ir tų malimusių tokių, bet, kiek įmanoma pasitikėdavau procesu. Ir man taip įdomu buvo užrašinėti šitą istoriją dėl to, kad neturėjau suvokimo, kaip jinai vystysis, kaip jinai baigsis, kada jinai baigsis. Ir visą laiką kiekviena pasakojimo dalis man pačiai kaip didžiulė staigmena būdavo, kas čia toliau darosi. Tai labai noriu užakcentuoti, kad tai yra projektas prasidėjęs su visiška bendrystė, su kūrėjų visata absoliutų ir atėjusiom idėjom iš ten. Aš galėčiau įsiterpti dar šitoje vietoje. Čia taipogi, į ką mes turbūt irgi norėtumėm orientuotis, kad ir, tarkim, žmonės, ar ne? Žmonės, kai, pavyzdžiui, kils žmogus, žinai, žmogus dabar klausys, kad ir jis kaip ir tu sakei, čia nesinori, kad tai atrodytų tarsi kaip, žinai, čia dabar, pasigirsiu, kad rašau knygą, žinai, tikrai nesinori, taip. Jo, o tai, kada kaip bendradarbiaujant, taip, įvardinai, taip, ir kurie, ir visatą, kiekvienas, galim, kas įvardinti Dievą, taip, tiesiog, kad bendradarbiaujant galima sukurti labai nuostabių dalykų ir nereikia galbūt būti, kaip visada sako, reikia arba turėti daug pinigų norint knygą išleisti, arba turi būti kažką baigęs, turi būti kažkoks profesionalas, tai turbūt Jurga paneig šitos mitus ir tiesiog orientuosis į tą žmogų. Aišku, reikia įdėti darbo, reikia nebijoti rizikuoti visi tie dalykai, bet savo paprastam žmogui, galbūt turinčiam tikrai tą genialią idėją, kad tai būtų kaip paskata eiti, tai tokį norėjau kažkaip užakcentuoti. Taip, aš tai sakyčiau, kad drąsiai eikit to savo kūrimo keliu ir
netgi iš pradžių gali atrodyti gerai, tai aš imu tą minimum variantą ir žiūriu, kaip jisai dėliojasi, o paskui, nu vėl, jeigu reikės, kūrėjas padėlios jums ir maxi variantą ir na, tiesiog iš pradžių galima net nesusiorientuoti, nu jau čia tikrai, kad aš jau kažkaip, nežinau, kalnus nuveiksiu, bet daryti veiksmus. Tai kai aš užrašiau šitą knygą ir jau jautėsi viskas, čia yra paskutinė dalis ir jautėsi, kad taip tą istoriją galima dar tęsti ir tęsti, rašyti ten 2 tomą ir 3 ir 4, bet jautėsi, kad dabar, Jurga, yra tavo užduotis įmaterinti. Aš tikrai labai nuoširdžiai tą jaučiau ir aš jaučiau, kad nu tai turi virs knyga ir aš tikrai labai nuoširdžiai pasakysiu, aš žinokit, turėjau 0 eurų šitos knygos leidybai. Tikrai aš neturėjau jokių visiškai papildomų finansų, kuriuos galėčiau skirti, kad išleisti šitą knygą. Bet to pačiu aš galvoju, nu tai gerai, tai kuriau, jeigu tau reikia, kad šita knyga virstų materija, tai tu juk man padėsi. Ir aš darau veiksmus, bet tu kažkaip man padėsi. Nu, taigi, nu tai labai buvo nuoširdus tas jausmas, nu, vat, kaip su tavim šnekant, žinai, kad mes šnekam su tavim ir aš žinau, kad tu, Valdai, man padėsi, jeigu aš nežinosiu klausimo. Jeigu, nu, mes juk viens kitą susitikom ir dabar palaikom šitam pokalbį, esam viens kitam draugai, ne? Tai aš lygiai tą patį jaučiau, kad kūrėjas visiškai palaikys ir padės. Bet vėl, tai mes juk abu šitam pokalbį su tavim šnekam, ne tik tu ir ne tik aš. Tai lygiai taip pat, žinai, ir aš turiu daryti veiksmus, ne tik tai kūrėjas man atnešė tą gražią istoriją ir dabar viskas. Tai aš tiesiog pradėjau po truputį viską dėliotis, bet pirmas irgi vienas iš svarbių buvo įvykių, kad prisitraukė, sakykime, svarbus žmogus į šitą projektą ir tu jau, Valdai, žinai, tuoj papasakosiu. Aš suvokiau, kad kažkas su šita knyga turi būti kitaip negu įprasta ir aš neturiu tų žinių. Ir būtent irgi dar su tavim kalbėjom, kad ir su vyru, pavyzdžiui, mes esam dabar savo versluose labai atsiskyrę. Aš užsiemu savo, jis užsiema savo. Nėra tokio apsijungimo. Mes apsijungę šeimoje, poroje, bet nėra apsijungimo. Ir tuo metu dar kaip tik perskaitau pas Violetą knygoje, kad būtų gerai vyrišką ir moterišką energiją apjungti, kad projektas dar labiau, koks nors užsiėmimas, darbas labiau vystytųsi, kad Žemė yra sukurta iš tos moteriškos ir vyriškos energijos ir to apjungimas duoda tik stipresnį impulsą. Ir aš tada irgi taip galvoju, būtų gerai man su kažkokiu irgi, su vyriška energija apsijungti, su kažkokiu vyru šitame projekte. Ir labai greitai, man atrodo, net tą pačią dieną, čia buvo ryte mintis ir tą pačią dieną aš jau Facebook'e kažką matau, jau čia skaitau, jau ieškau linkų. Ir labai užkabino Alekso Monako įvairios tokios kaip pasidalinimai. Aš pamačiau, kad jisai labai daug nusimano organiškoj rinkodaroj. Ir man pasirodė, kad tai yra tai, ko man reikia. Aš turiu daugiau suvokti, kaip tą knygą populiarinti ir kad man būtent šiuo metu reikia ne spaustuvės, ne kažkokių kitų techninių dalykų, bet man reikia labiau nusimanyti rinkodaroj, marketinge, organiškoj rinkodaroj, nes tai yra nemokama. Organiška rinkodara, ką moko Aleksas Monako, yra nemokama sklaida, kai tu niekam nieko nemoki už reklamas. Ir aš labai greitai tą pačią dieną jau jam rašau, nors tikrai buvo truputį nedrąsu, bet, galvoju, vėl, žinai, aš visą laiką sakau. Pirmą kartą, man atrodo, jau kai tu taip, žinai, užtimam greit ir padarai. Taip, kas bus blogiausio? Žmogus man sakys ne. Tai ar čia tikrai labai blogai? Aš visiškai nematau tame problemų. Tai parašau. O Aleksas iš tikrųjų turi kažkokias labai panašias energijas irgi kaip mano. Jisai, aš supratau, irgi labai mėgsta greit veikti. Ir jisai man labai greit atrašo, kad, žinai, čia įdomu, ką tu čia nori, pasidarom pokalbį, aš galiu šiandien. Aš galvoju, wow, tai va, ir mes jau vakare, tą pačią dieną vakare jau turėjom tokį pokalbį, kur, irgi pasikalbėjom tiesiog per Zoom'ą. Jisai suprato, ko man reikia. Jisai dar irgi pagalvojo, jis sako, man reikia pagalvoti, aš taip staigiai neatsakysiu, ar aš čia apsiemu tave mokyti ar ne.
Ir sakau, gerai, pagalvok. Bet man viduje buvo aišku, apsimus. Nu, aš tik viduje jaučiau, žinai, mane atvedė kūrėjas pas šitą žmogų. Aišku, žmogus turi laisvą pasirinkimą ir gali sakyti ne. Bet aš viduje galvojau, tikrai Aleksas man padės. Ir dar irgi tuo tarpu irgi susikontaktavau su Violeta, nes irgi prisiduodu vis apie kažkokius dalykus, kas vyksta pas mane diplominiam darbe. Ir Violetai irgi pasakiau šitą įvykį ir Violeta irgi sako, taip, man atrodo, tau būtų labai naudinga apsijungti ir mokintis naujų dalykų. Tai va, ir Aleksas Monako tiesiog kitą dieną patvirtino ir pradėjo mane mokinti, kas yra organiškas marketingas, kaip juo užsimti. Jisai pats yra išleidęs labai daug knygų, kurias irgi yra pradėjęs jomis prekiauti į priekį, kai jos dar nebuvo pabaigtos. Dėl to turi milžinišką patirtį šitoj srity. Ir vėl, nežinau, ar jūs žinot, bet jo knygos yra labai, labai dideli bestselleriai. Tai susilaukia labai didelių pirkimų. Tai va, tai aš sakyčiau, kad kaip Violeta sako, kažkada pas jumis į projektus pradės jungtis profesionalai. Atsimeni šitą Violetos mintį, jin kažkada išsakė ir aš žinok supratau. Čia atėjo ta akimirka, kai į mano projektus pradėjo jungtis profesionalų žmonės. Labai ne iš Violetos mokyklos, bet irgi turintis savo sąmoningumą, savo kažkokią kryptį ir labai išmanantis savo srityje ir tikintis tuo, ką aš darau. Tai man tai buvo toks didžiulis, jaudinantis irgi įvykis viduj. Ir pradėjom dirbti ir aš mokiausi, dariau veiksmus, šnekėjau apie knygą, man aiškino irgi Aleksas, kaip aš turiu ją pristatyti, netgi kaip aš ją turiu įvairiausių gražių sąmoningų dalykų, kaip aš ją pati turiu gerbti, kaip aš ją turiu vertinti, mylėti pati savo kūrinį ir visą tai labai gražiai skleidėsi ir atnešė nuostabių rezultatų. Galiu tiesiog pasakyti vėl, kad nebūtų gyrimasis, bet kad būtų žmonėm, aš nežinau, nauda, paskatinimas joms veikti. Tai šiai dienai šita vaikiška knyga Mergaitė ir kristalas, skirta vaikams, yra dar neatspausdinta. Jinai dar nėra materialiai, jau spaustuvėje, jau ten viskas suderinta, bet dar neatspausdinta ir jos yra parduota daugiau nei 200 vienetų. Tai visiškai padengė man visas išlaidas, kurias aš turėjau atlikti, sumokėti redaktoriai ir spaustuviai ir maketuotojai ir netgi sumokėti už spausdinimą. Tai noriu pasakyti, kad tai yra tikrai įmanoma, tai nėra sudėtinga, bet žinot, ko prireiks? Prireiks drąsos, prireiks veiksmo ir prireiks lipimo per savo vėl tokius užsistovėjusius kažkokius standartus. Nes gal jums atrodo, kad aš tiesiog čia taip lengvai viską dariau, rašiau, ne. Taip ir atrodo, būtent taip ir atrodo. Ne, man kildavo vidinio visokių tokių irgi sunkumų, ką aš čia tą rašysiu, kaip aš čia tą rašysiu, kaip aš čia taip darysiu, o kaip čia tokią nuotrauką kvailą įdėsiu dabar. Ir tikrai reikėjo lipti per save ir tikrai konsultavausi ir man rodydavo irgi, dabar galim sakyti irgi, organiškos rinkodaros mokytojas Aleksas Monako, man rodydavo, kad šita Jurga idėja tavo yra super. Dėl to, kad žiūrėk, žmonės taip ir taip pamatys, jie tą suvoks apie tave, jie patys įsikvėps ir jisai mokė labai gražių dalykų, kurie visi suorientuoti maksimaliai padėti žmonėm. Tai labai sutapo su mano irgi vidinėmis vertybėmis ir tuo pačiu tai leido man išmokti peržengti labai daug savo blokų. Tikrai labai daug peržengiau ir čia klausant šitą ir atrodo, kad tu, žinai, taip, kaip tu pasakai, kad čia tikrai nebuvo lengva, tai, žinai, ir jaučias, kad, tikrai buvo momentų, kur tikrai nebuvo lengva ir kaip viskas atrodo gražiai, kai tai jau yra, žinai, padaryta, arba bent jau tai yra kažkiau, žinai, praeitas tas kelias kažkoks, žinai, jau paruošta, jau spaustuvė, žinai, taip atrodo toks įkvėpimas, žinai, atrodo tikrai įkvėpimas, bet
taip, kaip pradedi giliau žiūrėti, ir žinai, kad reikėjo pirmas dalykas iš vis priimta mintį, kad aš turiu rašyti, žinai, ta pati minties priėmimas, kad aš taip turiu rašyti, kad aš po to išdrįst parodyti, ką aš parašiau, žinai, net nuo tų dalykų, o po to, kad ten kreiptis, kur, kaip, žinai, rašyti, vat, kaip, sakai, profesionalui, kad jis ten mane pakonsultuotų, žinai, reikia išdrįst. Žinai, kiekvienam žingsnėje turi priimti drąsius sprendimus, arba iš kitos netgi pusės turi priimti tą, žinai, tu jauti tą vedimą, kaip sakai, nuolat vis tiek, jauti, kad taip reikia, viduje, žinai, priimti tą vedimą, žinai, kad aš bendradarbiauju, žinai, kad nesu, kas čia savo galvytai, žinai, pagalvoju, kaip, žinai, taip, kaip sakant, paprastai. Tiesiog telkiuos ir, žinai, dabar aš irgi daug kur vėlgi, žinai, klausau, žinai, ir taipogi primenu savo, kad, žinai, kur dar reikia įdėti, žinai, pačių žingsnių, nes, ta materija, tai materialūs dalykai, jie taip lengvai nesijudina, kaip, žinai, mūsų protas, žinai, atrodo, norėtų tai, kaip mes sakom, čia atėjo gera idėja. Ten tai kažkaip atrodo viskas lengvai susidėliojo, o kai reikia paversti visų tuo materialių dalykų, žinai, ar ne, kiek dar reiktų žingsnių, kiek tu dar sakėjai, atlik turėjai, tarkim, kaip ir tavo tie nuolatiniai pasidalinimai, žinai, kaip ta organinė rinkodara veikia, žinai, gali dar keliais pavyzdžiais pasidalinti. Tai man, pavyzdžiui, vėl Aleksas Monako išmokė, sako, tu privalai dalintis kelionę, ne tik tai piedestalų. Supranti, ką reiškia piedestalas? Tai reiškia, kad aš ateisiu ir pasakysiu, žiūrėkit, išspausdinau kokią fainą knygelę. Va čia jau yra piedestalas. Aš jau užlipus ant to, žinai, galutinio taško ir visiems, žinai, kaip sakyt, kaip karalienė pasirodau. Ne, sako, tu turi dalintis kelionę ir dalinkis, ypač, sako, jeigu tau iškyla sunkumai ir tu juos įveiki. Va tuo turi dalintis. Ir neturi dalintis tik tai tuo, kad, žinai, kaip lengvai radau leidyklą, kaip lengvai, žinai, radau maketuotoją, kaip mes lengvai viską sumaketavom. Sako, ne, jeigu tu įveikiai savo sunkumą, tai ir yra žmogui didžiausia nauda pamatyti tą tavo stengimąsi, kad tu stengiasi ir tu eini ir, sako, ir žmogus tada jis norės ir tave palaikyti, ir tavo knygą palaikyti, ir tuo pačiu pats įsikvėps, kad jisai irgi taip greičiausiai gali. Tai man tai buvo čia taip, toks gražus tas mokymas ir prasmingas ir vertingas, kad kelionę dalintis. Ir toj kelioniai irgi galiu pasakyti, kad didžiulis buvo irgi kūrėjo palaikymas, nes kai kurios vietos, aš dabar galvoju, ar visas prisiminsiu, kai kurios vietos išsispręsdavo stebuklingai. Tiesiog jau matau, kad jau toks didelis sunkumas, kad dabar nežinau, kaip čia bus. Ir pavyzdžiui, bet dabar ką prisimenu, tai buvo, kad aš sėdžiu, jau reikia užsakinėti spaustuvę. Jau viskas, jau dabar spaustuvėje, aš su ją bendravau ir jau reikėtų visas tas pasirašyti sutartis ir jau spausdinti. Ir aš matau, man trūksta 1000 eurų. Ir supranti, ir tai nemaža suma. Kai vėl, aš tikrai turėjau knygos sąnaudom 0 ir galvoju, tai turi kažkaip gimti pati iš savęs, jeigu tai vertinga, tie pinigai atsiras. Ir sėdžiu ir aš galvoju, 1000 trūksta, ką darom? Ir aš taip netgi mintyse sakau, ką darom, kūrėjau. Ta prasme, rimtai, tai man reikia žinoti, iš kur atsiras tie pinigai. Aš negaliu taip su žmonėm pasirašyti sutarčių ir paskui sakyti, žinokit, kažkada čia pridėsiu 1000 vėliau. Ir man parašo vėl nuostabi knygų autorė Saulė Zujūtė. Turbūt žinai, ne, gal ją. Ir jinai man parašo asmeniškai ir parašo, klausyk, Jurga, ar tu lyginai kainas, kodėl tu spausdini ten toj spaustuvėje, ten aš buvau su Lenkijos spaustuvė susitarus. Ir jinai įdeda tiesiog savo asmeninį vėl indėlį didžiulį, susisiekė su Lietuvoje esančia kita spaustuvė ir paprašo man kuo geresnių kainų, kad jie paskaičiuotų mano knygai. Ir man kaip tik susitaupo, ką jie paskaičiuoja, man susitaupo tas 1000 eurų. Nes ant didelio kiekio, tai supranti, ne, kad ten tas 1000, jeigu vienas egzempliorius nors 50 centų ten, žinai, mažiau kainuoja, jau ant didelio kiekio tai labai pasijaučia. Tai va, ir aš tada sėdžiu ir taip, žinai, viduj, ačiū kūrėjau, ačiū. Bet noriu pasakyti, kad
tai nėra taip lengva, nes ir šiai dienai vat, aš darau veiksmą, kuris irgi labai jaučiu, kad ateina iš tos visatos, dėl knygos vat, darau veiksmą, aš dalyvausiu knygų mugėje. Ir irgi šiuo metu visiškai finansai tai nežmoniški, nu nežinau, ar jums įdomu, bet, nu, ta prasme vėl, tai 1000 eurų dalyvavimas yra toj knygų mugiai. Ir atrodo, logikos nėra. Ar man tikrai ten su ta viena knyga reikia važiuoti, kur ten tiek visko daug, kur ten, nu, ten minė, visko pilna. Bet, kai man atėjo tas impulsas, kad tu, Jurga, nu, tiesiog privalai dalyvauti knygų mugėje, 2005 metų Vilniaus knygų mugėje. Aš galvoju, nu gerai, aš padarysiu kokį nors veiksmą ir mane ten atmes, išmes, ten sakys, ne, Jurga, eik čia su savo tom knygom, aš iš čia. Ir galvoju, ir aš būsiu prieš kūrėją atsiskaičius. Žinai, aš veiksmą padariau, o manęs, žiūrėkit, nepriema ir viskas. Žinok, tikrai nuoširdžiai taip galvojau. Ir kai aš jau susiradau ten tos kontaktus, pagaliau susisiekiau su žmonėm, nebuvo lengva, ten reikėjo net asmeninių kontaktų paieškoti, kurie, nu, va, žmonės iš spaustuvių ir dalyvauja tose mugėse, bet pagaliau, kai susišnekėjau su visais, radau, man praneša. Žinokit, visos vietos, kadangi jūsų vaikiška knyga, jūs turite dalyvauti tik tai vaikiškoje salėje. Ir absoliučiai visos vietos jau yra išpirktos ir jau yra viskas suderinta, susitarta, viskas, žinai. Bet, ir va tas bet aš negaliu patikėti. Bet yra likusi vienintelė vietelė 3 kvadratinių metrų. Labai maža, nestandartiška, nu, bet gal jums tinka. Ir žinai, ir aš suvokiu, nu tai čia man palikta vieta. Ir dėl to vat, ir buvo tas impulsas labai stiprus, vat, iš tos visatos, iš kūrėjo, kad, nu, eik į knygų mugę dabar. Nes, nu, gal ta vieta irgi jau po mėnesio bus ir jinai užimta. Bet va šiuo metu dar tau palikta ir eik. Tai man čia buvo irgi toks didžiulis ir lipimas per save, nes ir nedrąsu, ir atrodo keista, net kvaila, nu ką aš čia dabar einu, lendu, darysiu, važiuosiu iš Vokietijos, vėl, nu tikrai, žinai, pinigų daug ir net savo šeimą. Jo, ir su viena knyga, kuri šiuo metu net spausdinta. Bet, žinai, nu toks stiprus impulsas ir va taip sklandžiai visi susidėlioja tie rodikliai, kad ir netgi tie žmonės, kurie su manim pradėjo bendrauti, aš ten dar mėnesį gal su jais susirašinėjau, derinau visokius baldelius, žinai, nenorėjau dar mokėti už nieką, bet, nu, tiesiog viską derinau, kad kiek ten kas kainuos, gal kokią nuolaidėlę man dar duos. Ir jie jau oficialiai įrašė. Ir aš, žinai, kažkur ten buvau prisijungus ir žiūriu, jau užrašyta. Knygų mugės visas planas, žinai, ir čia dalyvauja visokios ten, žinai, Alma Litera, čia viso kito, o šito vietelį parašyta Jurga. Ir man, žinok, jo, ir parašė vieną žodį Jurga. Ir žinok, ir man irgi, nu galvoju, nu čia jau vyksta įmaterinimas, žinai. Aš dar nepasirašiau sutarčių, dar nieko nesumokėjau, dar tik bendrauju, o jie jau įrašė, va, Jurga, viskas čia ten, tuose 3 kvadratiniuose metruose. Tai va, ir dar įdomus dalykas, kai pradėjau mąstyti apie va, tą knygų mugės dalyvavimą ir jau viską derinti, aš pradėjau matyti tiesiog va, taip, nu, viduj tokiuose, žinai, kaip vizijose, pajautimuose, kad va, ten stovi kristalas, ant baltos gražios pakylėlės stovi apšviestas kristalas. Ir kad jisai va svarbus, nes vėl mano knyga yra Mergaitė ir kristalas, vaikams apie kristalų pasaulį, žinai, visa ta istorija, pati nuotykių istorija, kaip tas kristalas draugauja su vaiku ir kiek jie viens kitam gali naudingų dalykų perduoti, išmokyti. Tiek vaikas išmoko, žinai, kristalą, tiek kristalas išmoko, žinai, tą vaiką. Ir net ten visi moksliniai faktai aprašyti apie kristalus. Nu, žinai, visiškai knyga apie kristalų pasaulį su įtraukiančiom tom istorijom. Ir tas ant pjedestalo, va, tas kristalas privalo stovėti. Ir žinok, nu ką aš darau, aš suprantu, nu jis privalo stovėti. Ir aš suderinu su knygos mugės žmonėmis, kad jie man pastatys ten tą pjedestalą, už jį ten susimoku papildomai, nežinau, 50 eurų, viskas ten apmokestinta iki smulkmenų. Ir aš neturiu dar to kristalo, žinok. Ir aš nežinau, kur aš jį gausiu. Tai va čia mano vėl tas pasitikėjimas.
nu tikrai iš kažkur atsiras. Aš pati namuose tokio didelio neturiu, koks turėtų būti, kokią aš jį matau. Vežtis, aš gal net namuose ir turėsiu, nes kai kurie dideli kristalai, vat į mano verslą dabar ir keliauja ir dabar jie jau mėnesį kelionėse ir jie buvo papuolę į sandėlį, kuriame buvo čia su tais visais nesklandumais susiję, nu nenoriu net minėti, bet pasauliniais nesklandumais susiję ten kažkokie sprogimai, dar kažkas. Ir jie papuolė į tą sandėlį. Ir aš nežinau, ar aš juos gausiu. Aš nežinau, man parašė DPD, kad tokia situacija ir čia nieks neaišku, tiesiog laukit ir aš jau 2 mėnesius laukiu. Tai aš nežinau, ar aš gausiu savo kristalą, bet net jeigu gausiu, nu žinai, jį vežtis į Lietuvą vėl, ten siūst papildomai, jie sunkus, jie taigi kaip akmenys daug sunkesni, ten 30 kg. Tai net nežinau, ar tai logiška man būtų tą daryti. Dabar kiek jau Lietuvoje tiesiog su kažkuo pakontaktavau, tai nieks tokių didelių irgi neturi. Ir žinok, aš nežinau, pakila yra, suplanuota, užsakyta, viskas ten yra. Ir iš kur atsiras tas kristalas ir kaip jisai ten, nu, su viskuo, su visa visata sudėrės, aš nežinau. Bet labai visiškai žinau, kad atsiras. Visiškai tikiu, pasitikiu tiek savo pajautimais, tiek vėl tos visatos impulsais, kad va taip reikės daryti ir tu darai ir viskas čia gerai. Tai, nu tai va, tai tokia ta mano kelionė su knyga, kai yra labai stiprus apsijungimas. Aš kiekvieną dieną apsijungiu su visata, su kūrėju, su absoliutu ir tiesiog paprašau tolimesnio vedimo, palaikymo ir tuo pačiu visą laiką irgi, aš, pavyzdžiui, išreiškiu, kas man įdomu yra kurti. Aš nesijaučiu, kad, nu, tarsi aš tik tai, nežinau, vykdyčiau kažkieno valią, bet aš bendrauju ir šnekuosi ir kas man įdomu kurti. Ir mes tarsi va taip labai gražiai susiderinam, lipu per save ir kartais tenka daryti veiksmus, kurių visiškai nesuprantu, į ką jie dar išauks, bet labai pasitikiu, nes jau išmokau jausti, vat, koks yra tas tikrasis impulsas, kai nei iš proto, nei iš kažko ateina tokia stipri energija, kad dabar būtent daryk, Jurga, tą ir nieką kitą. Ir žinok, ir aš žinau, kad jeigu aš nepadarysiu, tai ta energija, nu toks jausmas net suplėšys, žinai, mane, nu taip nesinori vėl tokių stiprių tų žodžių naudot, bet jaučiasi, kad ta energija taip stipriai atėjusi ir jinai būtent nori iš manęs va to veiksmo, o ne kažkokio dabar sėdėjimo, palaukimo, ten atidėjimo, apsigalvojimo, čia bus man pačiai išskirtinai nenaudinga. Tai va, tai ir veikiu, va taip. Veikiu stipriai. Matai, kaip čia tik belieka įsivaizduoti, ar ne, kai atrodo tos situacijos, kai kalbi, tarkim, žmonėms, žinai, arba ir jiems ten knygų mugį galbūt turi kažką papasakoti, žinai, gal kiek knygų turi, žinai, ar ta knyga galbūt išspausdinta, ne, dar net neišspausdinta, ten viena knygutė, bet man, žinai, būtinai, nu, dažniausiai turbūt tenka, ir jeigu taip žiūrėti ar nesusidurti su to tokio, nu, gal tiesiogiai nieks ir nepasako, kad ką tu čia darai, bet turbūt, nu, kiekvienas pakraipo galvą, žinai, šitoj vietoje, bet tai yra tas kelias kažkoks, nežinau, aš tavęs tvar klausau ir aš atrodo irgi vaikštau po ten tas visas, kaip pasakyti, po tas vietas, po tavo tą kelionę kažkokią, bet ne tik tavo, ir šiaip bendrą tokią kelionę einu, tarsi matau, kad kiek reikia įdėti žingsnių. Nu, žinai, kiekvienoje šitoj vietoje, bet ir tas pats, kalbant apie kūrėją, arba visą tą energiją, kažkaip potencialą, atėjo žodis potencialo energija, kuri turi praeit, eina, nu, galbūt nėra tai akcentuota ir į kiekvieną, nu, kiekvienas neturės gal eiti tokiu keliu, žinai, kiekvienas jis eina, aišku, savo keliu, bet per tų žmonės, per kuriuos gali eiti, tai tikrai eis. Nu, tarkim, jeigu per tave gali eiti ir tikrai, nu, tu turi tą potencialą. Nu, žinai, kaip sako tiems, kuri turi tą didesnį potencialą, taip, žinai, gal taip pasakysiu, nu, jos ir kerta labiausiai, dažniausiai, žinai, jos spaudžia, jie ten nekomfortiškai, ten dažniausiai papuola kur nors, daugiau to darbo turi padaryti, nu, bet ten mato, kad yra daugiau to
galimybių, žinai, kaip saka, nes jie veiklus, nu, žinai, veikia per tuos, kurie veikia tiesiog, nu, neveiks, nu, aišku, ir neduos gal tų tokių situacijų. Aš norėčiau šitoje vietoje pasakyti, kad aš jaučiuosi spaudžia lygiai taip pat kaip kažką, kas atrodo, kad, nu, gal mažiau tų veiksmų daro. Nu, žinokit, mane lygiai taip pat spaudžia ir man lygiai taip pat irgi nelengva vis eiti ir lipti ir vėl atrodo, jau šitą padariau, jau viskas super ir nauja kartelė, o dabar va, tą darysi. Ir aš tai, nu, jaučiu irgi, kad neduoda ilsėtis nei trupučio. Tiesiog padarai tą ir dabar dirbam toliau. Yra poilsis savaitgalį, pailsėjai užtenka, jokių čia toliau atidėjimų. Tai... O dar šalia to, kiek tu priimi, žinai, tas naujas idėjas, kiek priimi, nu kaip pasakyti, labai įdomus ar ne, tas mūsų ir augimas vyksta. Atrodo, man būna taip, padarau vat kažkokių tokių darbų, aš dabar tave klausau ir irgi taip labai, žinau, matau tas situacijas, kada irgi kartais būna, kai reikia skambinti kur nors, kažkaip nepatogu aiškinti, kol tu ten paaiškinti, kol tu randi kur paskambinti. Tokių paprastų gal gyvenimiškų situacijų būna, bet tai padarai kokią dieną, va tokią stiprią dieną padarau ir kitą dieną tiesiog norisi nieko nedaryti, nu galbūt netgi iš vis, nežinau, tikrai kartais įsijung kompiuterį ir pažaist su kompiuteriu, ką nors. Tiesiog, kad, nu... Ir va šitoj vietoje aš taip vėlgi klausiu, o kodėl nepadarius 2 dienas tokie, žinai, arba kokias 3 dienas. Ir va šitoj vietoje aš pajaučiu, kad, nu, va ko trūksta, galvoju. Ar trūksta to pastovumo šitoj vietoje, nes aš visą laiką kvestionuoju. Ar iš tikrųjų kartais, nu, kad visai savęs nežinau, nesulaužyt, reikia tokių dienų šiek tiek atsitraukimui. Tai aš šitoje vietoje savęs ir klausiu, nes norėtųsi to tokio turėti, kad nebūtų to tokio, žinai, didelio iššokti ir po to tokio nukritimo, kai visai nieko nebesinori. Aš šitoje vietoje laviruoju, nežinau, man reikia galbūt, nu, kažkaip ramiai išmoktą priimti ir kad visai taip neužpultų tą tokia, žinai, apatija viskam tą dieną. Daryti mažesnius veiksmus. Gal sakau, reikia mokintis turbūt, ar nežinau šitoje vietoje, aš vis taip bandau žiūrėti. Tu labai teisingai pasakėjai, žinok, kai aš kartais irgi jau noriu pailsėti, nes pasijaučiau, kad vakar daug labai nuveikiau svarbių dalykų, tai aš tiesiog pasižiūriu, o ką galėčiau šiandien mažo padaryti. Ir, nu, žinai, tikrai kartais būna, kad net mane jau taip jaučiu, kaip visiškai priverčia pailsėti, nes, pavyzdžiui, man kartais atrodo, kad aš galėčiau 7 dienas dirbti per savaitę ir tas priverčiu, tai, pavyzdžiui, kokį šeštadienį, žinai, atrodo, ne, aš dar vis tiek noriu čia kažką prie kompo daryti, dar dirbti, o rytis ateina ir sako, važiuojam. Ir, žinai, suprantu, kad vyras sugalvojo kažkokią kelionę trumpą 1 dienos ten su šeima ir jisai sako, važiuojam, viskas, užteks tau čia dirbti. Ir aš suprantu, irgi tas pats kūrėjas atsiuntė tą vyrą, žinai, kad jau davė jam impulsą, kad jisai ir mane pailsintų. Tačiau būna dienų, kai aš irgi, kaip ir tu, norisi, nu, atrodo, taip, eiti prie kompo, gal pažaisti filmus, pasižiūrėti. Ir aš tiesiog tada pasižiūriu, na gerai, tai gal aš ir pasižiūrėsiu šiandien filmą, pailsėsiu, bet ar galiu kažką mažo dabar padaryti. Ir peržiūriu, žinai, darbų sąrašą ir pasižiūriu, nu tai va galėčiau šitą e-mailą parašyti, šitą išsiųsti ant sąskaitą ir užteks. Ir dažniausiai, jeigu pradedu daryti tos dalykus ir jeigu reikia, ta energija išsijudina. Ir tada, žinai, parašiau ten tą sąskaitą, žiūriu, kad, oi, kažkas parašė, dabar reikia dar atsakyti ten kelis dalykus, dar atsakiau, dar, ir jau žiūriu, kad vėl puikiausiai pradirbau pusę dienos ir vėl, nu, ta energija buvo užsikūrus ir padariau daug naudingų dalykų, nors nesitikėjau. Tai aš taip, žinok, laviruoju, kad labai stebiu, kad nepervarčiau jokių būdų, nes čia tai tikrai -1 dalykas, jeigu daryčiau darbus pervargusi, visiškai ne ta energija, ne tie rezultatai ir net tas jausmas, kad tarsi ir nebegirdžiu tada to kūrėjo visatos nebegirdžiu. Tai prižiūriu griežtai ir jeigu tau kartais jaučiasi, kad tau reikia pailsėti, tai aš manau, kad čia gal visai ir geras dalykas. Jo, čia labai geras pastebėjimas, kad bent kažkokį mažą dalyką toje dienoje padaryti, kad žinai, kad visai neiškrist iš to tokio. Aš sakau, aš apie tai turbūt savo kalbu jau tikrai ne 1 metai, tą kai pastebėjau, kad kartais būna 2 dienos tokios, kai pum, kažką tokio šauni padarai, tokių, žinai, didelių sprendimų priėmai, žinai,
Bet po to, toks ateina, kad kitą dieną ir aš galvoju, gerai, kiek tai yra mano įprotis iš kažkada, kad, dabar, kaip žinai, savo padariau, o dabar aš galiu, žinai, nes, nežinau, eit belę ką daryti. Ir aš galvoju, kažkiek tai yra įprotis, kažkiek tai yra atsinešta iš kažkokios aplinkos mano suvokimo, kad taip, žinai, reikia, dabar, kaip seniau būdavo, reikia atsipalaiduoti, šį savaitgalį, žinai, aš švesiu, žinai, nes savaitę dirbau, o savaitgalį tai jau švesiu, žinai, manęs net neklibi. Tai čia kažkiek yra tų tokių keistų įsitikinimų šitoje vietoje, bet didžiąją dalimi labai man artimas tas ir yra toks pastovumas, kai, kaip jūs sakai, tą dieną neskirsiu daug, skirsiu mažai, mažesniems darbeliams, bet visai neiškrisiu, kad po to, žinai, nenukriščiau taip, kad tikrai nebegirdėsiu nieko. Tas toks, žinai, ir tai būdavo kartais taip. Bet ne, pailsėsiu šiek tiek, skirsiu kaltam ir stengiuosi prie to, aišku, šalia to dar, kaip ir vakar, toks atrodo, irgi skyriau tokiems, kaip ir padariau tos tokius, tarsi, kaip sakau, buitinius dalykus, tuos, kuriuos reikėjo galbūt padaryti, be didelio to tokio entuzijazmo, be didelio noro toks. Ir šitoj vietoj mes dar vakarę su žmona irgi diskutavom, žinai, pradėjau, man tiksliau tokia mintį padavė, bet ką aš ir tavęs norėjau paklausti šitoj vietoj, kad dabar, kaip mes toje stadijoje, kurioje mes dabar einam ir mokinamės, labai dažnai jau net ne kartą teko girdėti, žiūrint, kaip mes žiūrim į darbą, žinai, kaip mes žiūrim į tai, ką mums reikia padaryti. Seniau būdavo, kad aš labai ieškodavau motivacijos, labai to, kas mane vestų, impulsą, žinai, nes kitaip, reiškia, tai yra ne mano, jeigu nėra impulsų, nėra motivacijos, tai tikriausiai yra ne man ir aš kažkaip nežinau. Gerai, padariau, nebėra impulso ir turbūt net nebedarysiu, žinai, kol neateis atgal man tas impulsas. Bet iš dabartinės situacijos, kada mes tą sąmoningumą keliam ir mes kalbam apie tas kažkokias sąmonės, mes bendradarbiaujam su juom. Ir aplamai žiūrint šiek tiek į priekį jau, kada mes veikiam iš to, kalbant apie kvantinį protą, kur ten iš vis jausmingumo, emocingumo nebėra. Ir kalbant ir mąstant tik iš to tokio kvantinio proto, kur yra tikslus veiksmai, kaip mes kalbėjom apie absoliutą, kur yra tikslus veiksmai, ten jam nebėra to tokio, tu eini veiki iš impulso, ar tu eini veiki tiesiog. Tai aš, vakar man tiesiog susivokimas buvo, žmona sako, kai yra tiesiog darbai, kurios, reikia padaryti. Ir ten gali nebebūti tokio impulso. Ir aš taip vakar galvoju, o aš vis dabar dar sėdžiu, laukiu impulsų, dar kažkokių. Yra tiesiog darbai, kuriuos aš turiu padaryti ir gali net nebebūti tokio didelio emocinio spyrio. Aš tiesiog jos turėti ir padaryti. Taip, priejom prie to, kad turi būti atsvara, turi būti tai, ką aš imu kaip darbą ir darau, ir aš galbūt tiesiog jį padarau ir palieku, ne iš ten labai džiaugiausi, ne aš nesidžiaugiau tiesiog, bet aš ieškau atsvaros kažkokios gyvenime, taip, kas man dar kaip žmogui kelia tą tokį, žinai, taip, impulsą, džiaugsmą, bet iš dalies yra darbai, kaip ir čia, dabar aš darau pokalbį, kur man kyla, toks, žinai, impulsas, aš, vis tiek jį noriu, bet iš dalies yra jau daug darbų, kur aš jau kažkodėl nebedarau, nes nebejaučiu, bet iš tikrųjų aš juos turiu daryti, nes aš esu įsipareigojęs, aš priėmiau kažkam ten, žinai, kad aš juos padarysiu. Ir, pavyzdžiui, reikėjo daryti, aš buvau to mokytojų grupė, reikėjo daryti rezumė, kur man, labai nesinorėjau, bet skyriau, sėdau, užsikūriau kažkaip, žinau, kad reikia padaryti, nuvažiavau į Pegasą, ten man patinka ta energetika, aš namie negalėjau susikaupti, ieškojau vietos, kur galėčiau. Ir 2 valandas rašiau apie tai. Jaučiau, kad pasididžiavau, kad 2 valandas sėdėjau, atidirbau, padirbau, atsiskaičiau, įkėliau, ček, žinai, ten susidirbo, viskas tvarkoja. Čia yra darbas, kurį aš turėjau padaryti. Dar tokių darbų susidėlioju toje dienoje. Taip, ir kažkaip savo tai, kaip priėmiau, žinai, kažkaip kitaip žiūriu, yra, kur aš turiu padaryti, be impulsų, ir yra, kurie aš dar atrandu, tos hobius, žinai, kur man dar, žinai, laviruoju. Bet yra, kaip tau šitoj vietoj, kaip tu dabar, kaip tau surezonavo, kur tiesiog, žinai, kaip sakant, be didelio impulso, bet turi padaryti tai kaip darbą, nes, tave taip ar taip žiūri, žinai, iš tavęs galbūt dabar tai tikisi. Aš, taip, pas mane yra toksai stiprus irgi kaip, pajautimas, įsitikinimas, aš jį, netgi esu aptarus ir su Violeta, ir Violeta, mūsų mokytoja Violeta Petraitinė, tą pati irgi yra išsakiusi man tai labai stipriai suskambėjo.
kad darbus reikia pabaigti. Nes aš buvo, kad rašydama diplominį vadinu, konsultavausi su ją. Va šitą pradėjau ir šitam tarsi energija sustojo, o va dabar kažkokia atėjo nauja idėja ir ką man daryti. Ir va tada mes taip labai gražiai išsidiskutavom ir supratau aš, kad darbus reikia pabaigti. Tai tas va labai man stipru, žinok, buvo. Ir gal kartais tikrai būna tokių darbų, nes ir aš esu tokių idėjų užsirašius, kur atėjo, atrodo, superinė įdomi idėja, bet šiai dienai jinai man netgi per didelė, aš jos dar visiškai neapriepiu ir aš ten padarau kokį mažą veiksmuką, nežinau, ten va esu nusipirkus domeną, žinai, atėjo kažkoks didžiulis projektas mintyse per meditaciją ir atrodo visiškai tai, man dar ne mano šiandienos darbas, bet domeną nusipirkt galiu, žinai, kas ten 10 ar 15 eurų susimokėt. Ir žinai, aš padarau tą veiksmą, vis tiek nusiperku, kažkokį veiksmą padarau link tos pusės, kad tai skaitytųsi, aš visą laiką noriu, kad jeigu man davė visą tą, tai ir aš jai duodu, ir aš duodu savo veiksmą. Aš noriu visą laiką būti tam, tokiam lygiaverčiam darbe kartu. Bet toliau būna, kad ta didelė idėja ir sustoja, ir nieks nesivysto. Bet jeigu aš jau tą idėją pradėjau vystyti, taip kaip knygą, tą Mergaitė ir kristalas, tą knygą vaikams, žinai, jau pradėjau, jau užrašiau, jau dalinausi su žmonėm, jau žmonės ją skaitė ir komentavo ir džiaugiasi. Ir, žinai, jau prasidėjo darbas. Ir dabar staiga nėra energijos tam daryti ir aš tikrai taip nedarau, kad sakyčiau, ir gerai, ir viskas. Ir parašiau, pasidalinau, tiek ir užtenka. Tai tarsi būtų mano suvokimu nebaigtas darbas, nes darbus reikia pabaigti. Tai buvo perduota kaip knyga, tai turi virsti knyga. Kokiom priemonėm tai virs knyga, žinai, gal kažkokia visiškai pačia mažiausia knyga, kurią ten namų printeriu atspausdinau, žinai, o gal tai ten 10 000 egzempliorių, žinai, kai jau pripažintas Lietuvoje. 6 000 egzempliorių turi išeiti, kad ir parduota būtų, kad pripažintas būtų Lietuvoje bestselleriu. Tarp kitko, čia tokia statistika. O gal tai turi tapti Lietuvos bestselleriu. Tai man atrodo, žinok, net nebėra taip svarbu, vėl kaip tau pavyks įgyvendinti. Bet svarbu, kad ateitų tas suvokimas, kad darbus reikia pabaigti. Ir tiesiog pagal savo situaciją, pagal savo visą darymą tiesiog vis tiek daryti ir pabaigti. Ir taip kartais man tikrai nebūna impulso, nebūna nuotaikos ir kartais užeina abejonių. Vėl, aš nežinau, gal jums atrodo, kad aš labai čia savim pasitikiu ir labai visko tikiu, bet tikrai man užeina abejonių, kai aš galvoju, kad aš čia nesąmonę parašiau. Ir tai, ateina tokių dienų, galvoju, o Dieve, čia visus nuvilsiu, čia niekam nepatiks, ateina tokių minčių. Ir vėl, tada tiesiog žinau, kad šiandien laikas susitvarkyti su to mintim ir keliauti toliau. Pasižiūrėti, kas čia vyksta, kodėl čia tokios būsenos, praeiti būsenas. Ir tada, kai praeisiu viską, vėl imtis darbų. Vėl ten kokie nors e-mailai, tvarkymai, dokumentų ir panašiai. Tai tikrai, žinok, nėra, kad aš visą laiką jaučiu pakilumą ir didžiulę energiją ir tuos impulsus. Tik daryk, žinai. Buvo šitam projekte akimirkų, kai tie impulsai, tokie, kaip tu sakei, lygiai tokie ir jautėsi, bet buvo, kai aš suvokiu, kad darbus reikia pabaigti ir einu šiandieną per save, per savo visą nenorą ir tiesiog darau mažus darbelius. Aš, žinok, išmokus šitą esu, nežinau iš kur, bet kai man kažkas nesinori daug dirbti, kažkas man sunku, aš visą laiką savo pasakau, tai mažiuką darbelį padarysiu ir tada jau viską mesiu. O dažniausiai tas mažiukas išjudina ir gaunasi vėl visai geras ten rezultatas. Tai gerai, Jurga, tada papasakok dar mums dar tokią savo vieną idėją. Taip, įvyko viena dar irgi mano tokia idėja, kai aš suvokiau, iš tikrųjų, vėl man padėjo tai suvokti būtent ir Aleksas Monako. Aš suvokiau, kad aš esu jau nuėjus nemažą kelią ir galiu žmonėms atiduoti tokią kaip labai duoklę to savo kelio, kad jiems padėti irgi, kuo labiau skleistis, kuo labiau
pažengti ir kažkaip save transformuoti. Tai padariau tokį puslapiuką, kur atiduodu savo, aš parašiau failų paketą. Ir ką ten įdėjau? Ten įdėjau tai, ką aš, žinai, šiai momentu vat, suvokiau save, ką aš esu vertingiausio gavusi per gyvenimą ir iš visatos, ir iš kūrėjo, ir iš žmonių mokytojų, ką esu pačio vertingiausio gavusi, kai tai jau visiškai tai pakeitė mane, transformavo, tai aišku, ten rasit dalykų ir susijusių su Violeta Petraitienė ir kitų, kurie vienas kitą tik apjungia ir papildo. Ir aš parašiau žmonėm tokį failų paketą, kurį visiškai uždyką tiesiog žmogui leidžiu parsisiųsti ir atiduodu. Ir mano didžiausias noras tai, kad žmogus iš jo pasimtų savo naudingų dalykų ir padirbėtų. Tai va, tai padariau tokią kaip visumą atskirų man labai vertingų dalių. Viena vertingiausių tai padariau meditaciją trumpą, kur žmogus galėtų susijungti su kūrėju ir visata. Čia aišku jau atėjo ir iš Violetos Petraitienės mokymo. Ir ta meditacija trumputė, tik 10 minučių, bet kad žmogus išmoktų vat, savo veiklą apjungti. Man buvo labai smagu ir norėjosi perduoti žmonėms, kad ne tik tai save apjungtų, kaip sąmonės, kaip dar kažkas, bet kad veiklose save apjungtų, versluose, hobiuose, ten, kur jie šiek tiek tarsi gal nepadaro veiksmo iki galo. Tai padariau tokią trumputę meditaciją, kurią ten galima parsisiųsti ir aš pati ją naudoju. Aš pati lygiai taip pat susijungiu su kūrėju. Ir toliau, nenoriu čia visko tiek gal plėstis ir aiškinti, bet vienas, žinai, smagiausių dalykų, tai žinau, knygų sąrašas. Kaip man buvo gera daryti, aš atsisėdau ir tiesiog pagalvojau, koks būtų 10 knygų, kurios labiausiai man padarė gyvenime vėl transformaciją. Ir aš pati savim labai, žinai, džiaugiuosi, nes žinok, aš apjungiau verslo knygas ir dvasinę literatūrą. Ir gal kažkam atrodo, tas derinys toksai neįprastas, bet man tai atrodo superinis derinys. Žmonės turi mokintis ir verslo, ir suvokti visus tos finansų dalykus, ir to pačiu skleistis, augti dvasiškai. Tai aš padariau tenai sąrašą pačių geriausių savo knygų. Vėl, aišku, ten Violetos irgi įeis į tą sąrašiuką, kurios ir verslo knygos nuostabios. Tu, pavyzdžiui, skaitai kažkiek verslo knygų, ar ne? Seniau tai tikrai skaitydavau, dabar tai pasikeitė, labiau veda link tų. Aš iš tikrųjų šiuo metu labiau iš viso klausau, turbūt. Tai klausimas tas pats, kas skaitimas. Audiotekos knygas labiau būdavo. Taip. Tai čia lygiai tas pats. Seniau, dabar tiesiog atsitraukiau gal šiek tiek. Ką skaitau, tai daugiausiai Violetos jo. Nes su tuo sąmoningumu, vėl kurį mes įgaunam per būties kūrybos mokyklą, domėtis verslo literatūrą, man tai yra didžiulis tokia dovana. Vėl visiškai kitaip matosi, prisitaikai savo vertybės prie tos informacijos, bet tuo pačiu sugebi suvokti, kaip veikia irgi pasaulio finansų, pirkimų, pardavimų, pelno dalykai. Tai žinokit, aš ten įdėjau 10 man didžiausią transformaciją padariusių knygų sąrašą, kur yra ir verslo, ir dvasinė literatūra. Ir dar ten rasit ir patarimų, ir visko. Tai reikėtų nueiti į puslapį, kur parašyta jurganadin.com. Ir viskas. Ir ten bus mažas puslapiukas, kur viskas aišku, ką parsisiųsti ir naudoti. Tai norėjau labai dar pasidalinti, kad ilgai sėdėjau, ruošiau, mąsčiau ir pajaučiau, kad tai prasminga, kad šitam gyvenimo etape aš jau galiu žmonėms duoti viską, ką sukaupiau geriausio, ir gal po 10 metų, žinai, bus visai kitokia mano ta duoklė visuomeniai, bet šiandienai, bet šiandienai, tai, ką atiduodu, patį vertingiausią dalyką iš savęs, ką užgyvenau, ir manau, kad žmogui gali atnešti labai daug naudos. Tai norėjau dar to pasidalinti, kad galite tiesiog jurganadin.com ir ten visiškai viską rasit. Taip, labai įdomi idėja su knygomis, atrodo, bet geras jausmas. Man atrodo, jeigu man dabar galvoju, kaip tektų išrašyti irgi tas knygas, kurios man padarė didžiausią įspūdį, didžiausią pokytį gyvenime, tai galvoju,
tikrai, nes kai manęs kas paklausia, kokios knygos, tai aš su tokiu impulsu visada, kai pradedu, žinai, prisimenu tą knygą, ten, kuri man labiausiai padarė kokį nors įspūdį, tai atrodo, wow, čia yra tas toks kažkoks labai svarbus mano gyvenimo, žinai, dalykas, kurį visada norisi su to pakilia būsena, žinai, įvardinti. Aišku, tų knygų pagrindinės turbūt jau galbūt irgi yra jau dabar Violetos, bet prieš tai irgi buvo Naujoji žemė, tarkim, labai didelė. Iki Violetos knygų gal buvo dar keletas, taip, ten buvo ir verslo knygų daug pradžioj būdavo, bet ta Naujoji žemė gal tada padarė tokį didžiulį sukrėtimą tada man ir irgi vis dar pagalvoju karts nuo karto, kiek tai yra dabar aktualu, žinai, ir atsimenu, parsisinčiau audio knygą klausiau. Tiksliau, dirbdavo, važinėdavo, reikėdavo važinėti ir klausydavo nuolat, visur, kur reikia važiuoti. Tai va, geras dalykas, tavo tokia, aš manau, labai įdomi idėja, kurią turbūt karts nuo karto irgi bus galima netgi papildyti. Žinai, kada taip, aš irgi, net aš pati jau padariau, tai prieinama žmonėm ir siunčiama, dar niekur taip normaliai net nereklamavau. Ir net pati truputį vis papildžiau. Ne, dar čia šitą reikia pataisyti, dar šitą, žinai. Tai aišku, kad tas papildymas vyksta. Ir kaip tu sakei, žinok, labai gera padaryti šitą darbą. Tiesiog irgi susikaupti. Ir žinai, ateina tas didžiulis dėkingumas, kai peržiūrinėjai pati savo istoriją, visą gyvenimą jau kiek užgyventa, ateina didžiulis dėkingumas autoriams, kurie vis tiek labai padėjo kažkurio momentu tos knygos. Patarimai ten irgi, ten tokių aš užsirašius savo 10 patarimų, kaip visą laiką išlikti sąmoningume, žinai, kai kažkas, tarsi jau nebesiseka, jau kažkas nebevyksta. Tai žinai, pasižiūri tos patarimus ir ten tikrai mano realūs patarimai, kuriuos aš pati savo, žinai, vykdau. Ir pasižiūriu, kuris labiau netitinka. Dabar šitas labai šlubuoja, žinai, gerai, vadinasi, šitas susijungiam, pasižiūrim ir judam toliau. Tai labai gera padaryti tokį dalyką gyvenime, kiekvienam rekomenduočiau ir turbūt kažkoks ateina momentas, kai, žinai, netgi pasaulis tave paskatina tai padaryti, nes gal kartais žmogui pačiam net taip ir nekyla ta idėja, bet aš tikrai jaučiuosi paskatinta padaryti ir kad gerą tokį atiduodu šiuo metu duoklę žmonėms ir važiuojam visi toliau. Ir važiuojam toliau, jo, dabar taip irgi susimašiau, taip klausau, atrodo, žinai, tas pokalbis, jis tikrai, man atrodo, dabar buvo toks labai įdomus, jis turi savo vertę. Ir kaip jį kinta, tarkim, buvo pirmas pokalbis, berods jau čia netgi prieš porą metų, dabar berods net nebežinau tiksliai, atrodo, buvo toks labai, nepasakyčiau gal, kad paviršutiniškas, bet toks labai, labai aiškus klausimai, nes tas buvo pirmas pokalbis, o dabar vis tokie atrodo gilesni, vis drąsesni ir dar kažkaip atrodo, pajaučiau netgi dar į priekį. Kažkokį pokalbį, kuris bus dar kitoks, dar toks, dar įdomesnis. Kaip įdomesnis bus kitoks, kaip mes ir, žinai, nes, vis sakom, nestovėm vietoj, žinai, vis suvokiam viską kitaip ir tie tokie, tos naujos idėjos, kaip, tokie, kaip, žinai, nežinau, kaip įvardinčiau, pionieriai, žinai, tų tokių drąsių sprendimų, ypač tu, vis tiek esi tas drąsių sprendimų meistras, žinai, kartais tikrai, kurie, žinai, priima tokių irgi kartais ir nestandartinių, žinai, su tokia, tiki, kad viskas bus gerai, žinai, tikiu ir aš labai tikiu kažkaip, kad nebijotumėm dar labiau tų naujų sprendimų, nes dabar gerai, mes dar vis randam tų tokių, kur galim atsiremti kažką, atrodo, žinai, randam tą tokį, kaip sakant, profesionalą, kurio dar galim paklausti, žinai, bet vis artėja tas laikas, kad, žinai, jau, aišku, čia yra techniniai dalykai, kuriuos turbūt, žinai, mes ir klausim vis tų profesionalų, bet artėja tas laikas, kur dar atėjo, žinai, kur jau net nelabai kur bus į ką atsiremt ir jau turėsi dar labiau savim iš savęs, kas eina, žinai, pasitikėti ir dar labiau dalintis ir bus dar įdomiau. Kažkaip taip jaučiasi, žinai, bet ko linkiu tau, tai tikrai geros knygų mugės, žinai, kito laiko turbūt mes nesusiskambinsim, tai gal tai padarysim kažkiek vėliau po visų dar tų tokių įvykių, žinai. Gal kitais metais, nes tikrai linkiu, kad dar, manau, kad įvyks tai, kas turi įvykti, žinai,
bus tų žmonių, kurie ateis, kurie susidomės, nes vis tiek viskas vyksta iki palei planą, ar ne? Taip. Taip. Tai labai tau ačiū, Valdai, kad galiu su tavim šnekėtis, tikrai labai gera ir smagu, ir labai ačiū visiems, kurie klausysis, ir visiems, kurie auga, žmonės, kuriems įdomus ir tas jų augimas, ir jie investuoja į tai. Tikrai didžiulį dėkingumą jaučiu dabar. Ir kviečiu tada, kas norės, ir knygų mugę. Bet dar iki tol jūs galite iš tikrųjų suspėti ir įsigyti knygelę internetu vaikišką Mergaitė ir kristalas. Ir jeigu norėsit, tikrai tiesiog prisidėkit prie šito projekto. Gausit nuostabią knygą, gausit netgi dovanų kristalą. Čia jau išduodu paslaptį, nes aš kiekvienam parašiau dovanėlę prie tos knygos ir jinai bus išsiusta. Ir tuo pačiu labai visiems linkiu apsijungti su tom visatos kūrėjo idėjom ir jas eiti, įgyvendinti, daryti. Toks įdomus gyvenimas gaunasi. Taip viskas skleidžiasi, vat kaip ir Valdas sako, ir bus tik dar įdomiau, ir tas jausmas, kad tik tai dar įdomiau. Ir taip, žinokit, nenusiminkit, kaip bus sunku. Nu tikrai, žinokit, ir man būna sunku, bet aš tai visą laiką prisimenu, bet aš taip paaugu. Taigi tai yra mano augimas. Jeigu man viskas būtų vienodai lygiai, nebūtų jokio sunkumo, o tai kaip aš paaugčiau tada? Tai aš ir būčiau ta Jurga, kuri gimė lygiai tokia pati, kaip sakyti, ir išėjo iš šito kūno. Tai kai sunku, prisiminkit, kad augimas ir augit. Labai linkiu visiems augti, daryti veiksmą ir tas idėjas įmaterinti, gyvendinti iš visatos. Tai yra man šiuo metu, aš neįsivaizduoju įdomesnios veiklos, negu vis dėlto bendradarbiauti ir įmaterinti tas idėjas. Tai visiems labai to linkiu. Super, jaučiu, kaip persidavė, žinai, ta tokia, ta po žeminė mintis, žinai, ta šalia tų tavo žodžių, ta energija, nes labai priminė dar, visai pabaigai, kai sakei, kad nebijoti apsijungti, tai atrodo, čia labai šviežias buvo pranešimas, iš kosminių sąmonių, kai tai reikia žmogui padaryti prielaidą, kad gali būti kitaip. Tik prielaida, aišku, patikėti tuom, žinai, kad tai gali būti ir viskas. Ir jau tas potencialas, tas vidinis jo potencialas, tas sąmonis, jos jau gali veikti per jį. Viskas, galim jau bendradarbiauti. Bet reikia žmogui, atrodo, padaryti tik tai prielaidą, žinai, kad pagalvoti, o gal iš tikrųjų gali būti ir kitaip, gal iš tikrųjų galima taip. Tai linkiu visiems padaryti tą prielaidą ir jeigu jau padarė tą prielaidą, jeigu jau pagalvojot, kad o gal vis dėlto, tai jau žinokit, reiškia, kažkoks impulsas jumise aktyvavosi ir jau viskas, jau nebesumeluosit savo, kad net neįvyko tai jumise, žinai, kad tai nesukibirkščiavo. Ok, ačiū tada, Jurga, tau vėl už tą tokį tikrai atvirą ir nuširdų pasidalinimą, labai jautėsi tai. Ir, manau, susikalbėsime dar ir ateityje. Tikrai. Ačiū tau. Ačiū, iki visiems.